Sakoma, kad tikrą draugą ar draugę gali pažinti tik tais nelaimėje. Nesąmonė. Nejaugi reikia laukti nelaimės tam, kad išsiaiškinti, ar draugas yra tikras ar ne. Dėl to šiandien laidoje mes apie tai ir aiškinsimės. Naujas lankelis. Taip? Aš mačiau. Mano, žinai, labai tiktų. Nešiok. Ačiū. Na, o savo ruoštų, Indrė, aš jau norėčiau tau parodyti savo nuotraukų albumą. Štai, čia aš... Pavargus, tu skaudė kažką? Ne. Tikrai ne, nesusipykai su niekuo. Nespaudė batai, patiko apranga, viskas gerai. Tikrai? Ne, išgeriam už sėkmę. Tikrai? Ne, o kas yra, aš kažkaip blogai atrodžiau? Ne, viskas labai gerai. Tu šaunuolė, tu nerealiai, aš neturiu žodžių, tu aš apstulbus, kaip tu taip eini, visi buvo, sako, kas, aš sakau, čia mano draugė. Indrė, o nesimatė, kad man spaudžia batai? Baik, tu kokie batai, tu šaunuolė. Nu, visą laiką draugais negali 100% pasitikėti, nes vis tiek žmonės yra žmonės. Ate, mane Petras paliko. Ate, mane Petras paliko. Jo? Aš norėčiau pasikalbėti. Moteriai sunku labai su draugiam šiaip, tai geriausia draugė gali pasidaryti nedraugė labai greitai. Indrė, prašau tavęs, pakelk. Pakelk. Felda, bus išėjo, neišėjo. Nu ir nekelk. Alio. Indrė, žinok, jisai atėjo ir vėl išėjo. Išėjo? Taip, tu man sakai, kad jis išeis. Iš kur aš galėjau žinot, kad jis Iš vis ateis. Jisai kai atėjo, Aš buvau tikra, kad jis nebeišeis. nors aš ir girdėjau tavo Žodžius, kad jis ateis ir išeis. Išėjo. Tiesiog jaučiasi, kad tu su žmogum bendrauji, kad pradėjo kažko nepasakyti, apkalbinėti draugam negražiai. Nu, ta prasme, tai čia gyvenimas, taip visada būna. Labas. Nu. Kur tu lėki? Į darbo susitikimą. Indrė, tu ką, į cirką nori įsidarbinti? Ne, norėjau prieš tai, bet dabar jau siunčiau į vadybininkę. Sėskis tik tai greitai. Jėzu, kas čia tave išdažė pati? Ir man nuvaryt gal viską reikia. Tai paryškinau. Paryškinai. Va, pažiūrėk. Gal geriau truputį? Ačiū. Iki. Aš jau. Kas jau? Einu. Kur? Pasimatymą. Šitai pasidažius? O kas? Reikia, žinok, paryškinti tavo bruožus. Sėskis. O. Tikrai? Va. Ačiū tau. Neruška. Neišsitepliok. Gerai. Sėkmės. Ate. Iš karto, žinokit, kada būnat kartu kažkur tai vakarėlyje, tai iš karto draugė, kaip pasakyti, jeigu ir patinka jūsų tas vaikinas, jinai vis tiek nedarys šitokių dalykų. Matėjai?
patinka? Žiūri, koks gražus. Tai eik. Ne, nu aš eisiu, eik. Kas yra? Man nedrąsu. Nori apšildysiu situaciją? Привет. Привет. Šampaną geri matau. Ai, lietuviškai, jo geriu šampaną. Matai? Ten mano draugė. Tu jai patikai? Ką veiki šį vakarą? A tu nuo savęs ar nuo draugės klausi? Ne, aišku, kad nuo jos. Bet, žinai, būna kartais gyvenime netikėtai. Imam šampaną ir einam. Indra. Ką? Eik. Nu ašgi negaliu. Šiandien tu atrodai gražiai, seksualiai, stiliovai. Ne, čia yra sportinis. Atsiprašau, damas, labas vakaras. Labą vakarą. Labas. Ką veikia? Ačiū, gerai, viskas labai puikiai. Ką tu veikia šį vakarą? Aš... Manęs laukia vaikinas namuose ir aš važiuoju kepti cepelinų. Man atrodo, žinok, būtų faina, jeigu tu greičiau važiuotum, nes aš noriu su tavo draugę pabendrauti. Nieko prieš? Tai aišku. Mes eisim pašaukti. Važiuoju kepti cepelinų. Kas kepa cepelinus? Cepelinus kas kepa? Netikras draugas padeda parnešti sofą, o tikras draugas padeda parnešti tave patį po baliaus. Tai vat, tokios tos istorijos apie draugus. Draugai susitinka išgerti kavos, draugės turi savo pižamų vakarėlius, tokius kaip mes. Draugai žiūri labai sąžiningai draugų albumus, nors tai yra labai neįdomu. Bet kas yra svarbiausia? Kaip vienas labai naivus, bet geras katinas yra pasakęs. Ребята, давайте жить дружно. Kad, Indre, duok man mėlyną lankelį, nes man prie mėlynų akių jisai tiks. Bet tai pažiūrėk, kaip dera šitie du, žinok, dar kažkaip negasigauna, man prisipuškė lako ir prilipo. Labai skauda. Gerai, tai tada aš tau dar kartelį parodysiu savo albumą. Štai.